YouTube mačiau, daug kas rašė apie, daug kas filmavo apie, kas YouTube, gerai, žinau. Keliam iš naujo. Ar aš metas vis, iki galvos tik. Parodė. Nuo Kaune kam 3:30 valandos įbusiam Gaujo, Latvijos nacionaliniam parke. 262 km. Pajudam iš Mažeikių, dabar yra apie 7 valandą vakarą. Lekam. Labą rytą, suraitytą. Va, trumpą čia atvažiuojam ir turistų veitelį šmeiguoti. Ir tualets, ir stalelė, ir supynė, viskas tvarkinga. Pamokama atvažiuojant išmeigti ir gali eiti, žiūrėti toliau. Esam prie upės, labai gražus vaizdas iš tikrųjų. Vakar atvažiavom, jau buvau sutemus nelabai kažkur ir taip matėm, dabar atsikėlėm rytmetį, tai labai gražia. Tai va. Gerai, toliau judėsim, žiūrėsim, kaip čia kas. Visur stovyklavietės ir ko atneši, to eišneši. Nežinau, kaip čia perskaitė, o gera, negera. Dabar nam pažiūrėti, Robert, kur tu iki? Sarkana klinteis. Sarkana klinteis. Žodžiu, einam prie to, kaip sakė, koks klintis. Sarkanta klintis kažkokį kol. Pamatėm dar gražų vietelį, tai dėl jūs eina atgal. Žiūrėkit. Čia toks šaltinis turbūt, kad atvažiavom į aikštelę pasistatyti mašinas, matėm, kaip žmonės vežas. Nunešas po 5 litrus bambalis vandens, tai va iš čia turbūt. Vai, gali Robert pafilmuoti, ko čia šitą. Ta. O čia tas šaltinis. Ir aplama čia labai visur aplinkau ir labai toks skaidrus vanduo, tai čia matyti visur ir tą veitą tokia. Va šitą tokį įdomį veitelį. Žodžiu, kadangi Almans yra profesionalas youtuberis, tai nesugebėjo įsijungti mikrofoną ir nufilmavo visko be gars, tai dabar vien dėl to čia šneku ant viršaus to vis video. Ko aš ten kalbėjau, tai buvo tas, kad aš tiesiog džiaugiausi ir buvau apstulbęs, kad Latvijoje yra va tokių veitų, tokių olų, tokių vaistų. Sakau, aš esu buvęs ir Taivan, ir Norvegijoje esu buvęs jau tokios neįprastesnės veitos, kaip mūsų Lietuvai ir savo pasirodė ir netoli mūsų už 300 km nuo Žemaitijos ir va tokias uolas. O tų pagrindinių veitų, kur tokias uolas ir Latvijoje ir 12. Ir mes čia esam vieno iš tų veitų, bet pasirodo, ta veita dar nėra ta pati įspūdingiausia. Mes va būtent po tos veitas įsivedėme GPS pagrindinį veitą, kad matysit toliau. Jau nuotrauk matėt ant thumbnail'aus uždėjus buvau. Nenoriu daryti thumbnail labai clickbaitų, bet vis tik reikia kažko tokį dėti, ne, kad žmonės patjungti, pradėti žiūrėti. Bet, kaip sakant, nieko išgalvota neįdėjau. Tai va po tos veitas mes dar važiuosiam į dar didesnį olos vietovę. Kur tiesiog gali lysti ir taip toliau ją nusvedu. O čia, sakau, man labiausiai krėti, jeigu vis tai užrašą, matot, kiek daug užrašų. Atrodo, kad čia įbuvus kažkokia civilizacija, kažkokia orvanė. Ir nebė tos civilizacijos palikti tik tas raštą ir viskas. Ir datas, daug kas ir visoks datas užrašė, ten buvo kokį skaičią 1954 ir tai pagalvoju, kiek čia jau 70 visokių kiti ir 100 metų praėjo visoks datas ir užrašytas širdelis ir įsimylėlė nupiešė, kad pagalvoju, gal netgi jaunise net žmonių nebėjo. Va čia varlė gyven. Turėjom man atduoti kyšį, kad galėtume baigt pronuskėjimų. Tai va šitą va širdelį. Va, kaip gražia. Man labiausiai va šitą mediją įstreik dar. O, grina ant olos. Įdomiai, sakau, Latvija tokių veitų pasirodė. Tai va.
Čia Veinrišis įspūdingiausias veit ir dar nuvažiuosim į dar įspūdingesnį. Tai va, žiūrėkit. Ačiū Jums, kad žiūrat, dar kartą dėkoju. Tai va, Veinriš įspūdingesnių veitų. Jo, mes esam turistą, įsirinkam geriausias dėjim, kad važiuot kur. Gera, kad šitą ir va pasislėpt. Man labai patinka ta veitelė, čia labai daug gražių veitėlių. Va, greit prabėgs, kad ir lyn. Čik, 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 čik. Opa! Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Va! Kad čia gražia, ne? Kaip lyn. Visokių va, tokių va ir stilių gali lyst, taip toliau. Kaip lyn, bėgat gal pasrabart. Pavadėnim idėją su ką atvažiuoti. Žodžiu, keli 100 kilometrų ir turim va tokius vaizdus. Latvijai tikrai stebėjom. Gaujas nacionalinis parkas. Va. Čia ir Gaujas nacionalinis parkas, nes iš tikrųjų labai didelis. O tokių lokacijų yra 12 porytų uolienų, bet nespėsim viso apvažiuoti, bet esam va šitą įveiną atvažiavę, tikrai gražiai atrodo. Atrodo, kaip tai, kad ir Amerikoje, tai visų kanjoną, ne? Tai va, važiuosim toliau. Jau žinokit, biškį pradedam nervuoti. Atvažiavom jau prisiguldas. Ir tik atvažiavom pradėjo lyti. Taip, dabar trumpą pasakius, kur mes išnakvojom naktį ir palyginus, kur mes dabar radom parkingą, tai patarčiau net nevažiuoti ten, kur mes važiavom, nes ten ir tiesiog toks kaip miškų glūduma ten. Pagrindinį kelią mes 2 kilometrus važiavom, kol ir vindom. Ir tai ten tas kels išvažinės, ne? Bet mes važiavom į kempingą ir paskelbom į navigaciją įsivedėm Gaujas nacionalinį parką. O tas nacionalinis parkas nusiejano labai didelį teritoriją. Ir mes tiesiog įvažiavom į miško glūdumą, o kur įvažiavom į tas uolas ten pradžio. Tai ten čia labai buvo netoli nuo pagrindinį kelią, tiesiog mes į kempingą važiavom. Nu, čia toks patarimas turbūt būtų, jei jau norit atvažiuoti ir iš karto išmiegoti ar kažkur, jau geriau sveskit Siguldą ir kur nors prie pagrindinių objektų susiraskit. Va. Čia sumokėjom 2,50 €. Ir gal stovėti kaip nori. Nu, vis par gali stovėti. Jau važiavom, nuėjom į informacinį centrą, sumokėjom, gavom tokį monetą. Tai dabar, jei norėjom išvažiuoti, turim to monetą įmesti, iš šlagbaums atsidarys ir išvažiuosim. Tai va, nusturi lyti galėsim jau, ne? Ir, žodžiu, visų įdėsim, čia toks, grina, tas mūsų video bus toks su niuansas, bet, sakau, dabar, kiek žinau informaciją, tai patarčiau įsivesti geriausiai Siguldą, ten nuvažiuojat ir jau tad pradedat savo tus eksplorinimus. Va, atvažiuom, kurį pagrindinį to solos veitą, vadinas Gutmanala, nuolata. Čia šitą tą aikštelį, va. Labai savo aikštelį ir, sakau, čia vis par galiam būti. Ir daug verčiau negu kažkur kitur važinėti. Jis paskiau aš jums įmesiu paveiksliuką, kur konkrečia ta veita ir tai va. Nu, jūs mislėjat, kad ten buvo gražia. Aš irgi maniau, kad ten jau į gražia. Bet atvažiavom į to pagrindinį veitą, kur ir įspūdingiausias veitą. Tai einam parodys, man labai patinka. Va. Čia Latvijai. Man sunku patikėti, kad čia Latvijai. Iš tikrųjų nežinau tokias veitas. Daug aš perėjams vairą. Tikrai visiems rekomenduoju atvažiuoti. Pas pilis visi tie dalykai į gražią, bet va, kad gamtą galite pamatyti, tai čia man ir pagrindinis tos visos kelionės paimėjams.
Graži, Robert. Robert sako, žiaurė, graži. Paisė puikiai. Paisė puikiai. Ir čia grina, va, kaip aš sakiau, Tinas ir tą aikštelį pasistata mašiną, nei 2 minučių aš netrunk, ateini ir į va tą pagrindinį vietą. O mes, kaip ir sakau, nuvažiavom ten 2 kilometrus šunkelės į miškus, į to stovyklavietę išmėgojom, paskiau nuvažiavom į kitą lokaciją, lyjant purvyną, ten sugedusią, kur nors ten neprisišauktum pagalbos. O čia civilizacija, va, viskas normaliai. Atvažiavom, pamatot, einat fotkintis, jau einat biškėlį lyjus giliau jums parodyti. Tai va, su ta uola viskas. Toliau parodysiu pilis. Varom į Siguldos pilį. Dabar jūs pažiūrėkit, tas laikas, kokiai ten į akmenys. Kokius tos einas istorijos. Aš nežinau, ar ten galės įėjus išvedos filmuoti. Kažkaip matau, čia jau artelę reiks susimokėti. Bet tai, dabar Roberte, paimk vis to piltę. Čia prieš kiek tų 100 metų pastatyti. Va, kaip čia ir išmūrit, kiek reikia akmenys surinkti, kaip reikia atitaikyti va kampą, visko. Kiek čia reikia, kiek čia į daug darbą įdėti, kiek čia ir... So. Nu, lendam, žiūram. Labai man patinka. Ta tai tikrai atrodo... Tu savo. Pasirodė vėlų gal įeiti tik už 2 eurus, arba pigiai, ane? Sumokėjom po 2 eurus ir gal ir fotografuoti, ir filmuoti, ir visko. Tai va, parodys jums, kaip viskas atrodo iš vidaus. Daug nešnekės. Tiesiog leis jums pasižiūrėti. Labai gražiai atrodo tikrai kaip iš kokio Game of Thrones serialo, ane? Tai va, paleis muzikelį, žiūrėkit. O čia, aš kaip suprantu, jau yra atstatytojų dalis, nes matos palei tuos visus nupjaustymus, ane? Nu, toks aš tas statybų inžinieris, bet vis tik čia yra imitacija greičiausiai, bet pažiūrėkit, koks jis storis, ane? Kokį longą šito ir padaryti, va, kad kuo mažiau pataikyti kokiu nors šoviniu, bet pažiūrėkit, koks jis storis, va, koks, kiek čia, kokios tos einas į storos, taip iš arčiau pamatyti. Va.
iš vidaus kaip turėjo atrodyti, sako. Nu, Robert, judam į kitą, ne? Nu, kur tu vėl norėti? Į sklepą. Eik, tu aš jau nesu tavim tavim. Nu, tu pirmė. Visą laiką esat džentelmenai, leiskit moteris pirmas. Daugiau aš su tavim nesu, tu požims, man į čia jau kažkas negerai. Kur čia atvedė? Va, įdomi, va. Livonija čia ir žemėlapis, viskas. Tai, kad įdomatės, čia tikrai, manau, jums įdomi būtų. Pažiūrėkit, kiek turistų parą, nu, norėk pabėgti. Greičiau nufilmuoti jums. Čia gali lipti vedu į pat viršų. Bet ne. Bet dabar piln turistų, aš neblipsiam. Na, einam lipam. Nu, pasižiūrėt, aš nebereikal lipauti į laiptų. Nu, tikiuosi, kad jūs matot to pilį, va ten į tą pilis. Mes ten teleportuosimės, pasitelksim vatau ir greitą. Tai va, Robert, įsikipk. Tai va, esam. Su manim keliauti labai pigiai. Išmoku visų technikų. Esam. Turaidas pilį. Oh! Hey guys! Wait! O žiūrėt gal lipam. Lipsiam į pat viršų. Pažiūrėsim, kaip atrodo viskas iš viršaus. Dabar pat. Tai pat. Transitions toks. Pum. Vaizdas atsidaro gana įspūdingas. Galėt pamatyti, kaip viskas yra išdėstyta. Ir kur viskas yra išdėstyta. Kokie vaizdacijai dar. So. Labai įspūdinga. Netoliai sąlygina ta Siguldos pilis ir ta pilis čia keli kilometrą. Atvažiavau, pavaikščiojau, tikrai įspūdinga. Ypač, jei dar istorijas pasiskaita daugiau, dar įdomiau. Tai va, turbūt teik, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū už jūsų kantrybę, kad žiūrėjot mus. Gal netgi čiut buvo naudingas video. Ačiū jums ir iki kitų kartų.